Mėgėjai sveikinasi su jumis iš Vilniaus FK Žalgiris namų stadiono, kur netrukus prasidės pirmos lygos leistų įvarčių, o Vilniaus Žalgirio B komanda yra praleidusi 20 įvarčių. Žalgiriečiai perima kamuolį, aikštės viduryje, geras perdavimas, čia į puolimą leidžiasi Berenta, jos smūgis ir krenta pirmasis rungtynių įvartis. Vaka. Ir prie kamuolio liko tik tai Kajus Bička. Jo perdavimas į baudos aikštelę, būtent Bakšiui siunčiamas kamuolys. Jonavos prancūzas su kamuoliu baudos aikštelė ir perdavimas Ribeliui. Šis kamuolį siunčia link Žalgiris B komandos. Prieš jį Vytis Pavilonis. Perdavimas Raginio į baudos aikštelę ir čia mušamas išlyginamasis rungtynių įvartis, 20 numeris, būrės geresnėje pozicijoje po to, kai Kipras Keliauskas prašoko pro jį ir kamuolį. Ir tęsiasi Vilniaus Žalgirio B komandos ataka, mušia kamuolį čia. Aurimas Raginis siunčia kamuolį į baudos aikštelę, čia Bakšys jį pamuša, bet pavojus dar nesibaigė, smūgis iš toli ir čia pirmojo kėlinio pabaigoje pelnomas įvartis, kuris leidžia Jonavos. Kamuolys baudos aikštelėje, ar čia išvysime dar vieną smūgį? Ne, Dominykas Šekavičius liko vieną keitimą prieš antrąjį kėlinį. Benas Brūzga žengė į aikštę, o Dovydas Eidukaitis ją paliko. Čia pavojinga situacija, kamuolys skrieja virš vartų ir bandys. Ne, gal ne jis, ne, vis dėlto ne jis. Ten 9 numeris buvo Kričinskis. Jo perdavimas ir čia buvo labai pavojinga situacija. Rungtynių pabaigos ir Rasa Grigonė dabar ją paskelbė. Jonava šiandien buvo stipresnė, rezultatu 2-1 laimėjo, nors pirmieji praleido įvartį, nors atsiliko, bet